Visiem pašaram. Va. Jo, va čia reiškia, šviesti bukasnukį yra reiškia, tai va. Matos labai akivaizdžiai skirtumas tarp bielugos, va, ir akivaizdus skirtumas tarp bielugos ir reiškia. Tai mes laikas dvi rūšys. Nu, dar porą hibridų, kadangi jie mūsų akvariume paaugo, jie buvo sugauti Baltijos jūrai, pabėgę iš Kaliningrado veislynų, mažiukai, mes jas gavome maždaug 30 cm ilgio tik tai, ir per maždaug 4 metus jie užaugo iki to dydžio, kuris čia dabar buvo. Ir tai akvariume augimas yra, aišku, mažom, kada erdvės trūksta, nėra intensyvus, centriniam baseine, kur didelė ekologinė erdvė, ten, reiškia, augimas yra maksimalus. O iš Rusijos šitus aškėtus parvežė? Taip, pirkom šitus aškėtus. Ir rusiškuosius, ir belugas pirkom. Ir belugas irgi? Taip, taip. Iš Astrachanės? Jo. Įmonės. Aš buvau susiskambinęs su Astrachanės. Ten yra 2 įmonės, kurie augina aškėtus. Jie ten pitomnikai vadinami, jie skirti išsaugojimo rūšinės. Yra praktiškai retenybė. Įtraukta į 10 rečiausių gyvūnų sąrašą belugos pasaulyje. O sunku buvo gauti leidimą iš Sunku. Sunku buvo gauti leidimą, reiškia, apskritai su Rusija leidimą, jie skaito monopolis, reiškia, yra, reiškia, strateginės reikšmės žuvis. Ir iš pradžių mes dėrėjimas kelias metus, galutinis rezultatas buvo pasiūlę 2000 biologiukų po 2 cm ilgio, po $2 už štuką. Nu, sako, mes nekomercininkai, mes neauginsim ir panašiai, mums reikia, kad ekspozicinė žuvis iš karto, kad mes galėtume gauti nors metrinius. Ir paskui, kai mes išėjom per Kaliningrado sritį su tam tikrais, reiškia, personaliniais kontaktais, kurie mums suvedė jau su Astrachanės veislynais ir kurie jau gerus santykius turi su Maskva, tada mums išsisprendė. Reiškia, pirkimo klausimas išsisprendė ir mes, va, tik tai po kelių metų dėrybų sugebėjom gauti šitą su sąlyga, kad mes, reiškia, gausim tik tai patinus, mums, sakau, neturi jokios reikšmės, ar mums patelės ar patinai, mes nesiruošim jų veisti ir panašiai. Tai yra įtarimas, kad gali būti ir patelių, kadangi patinai nuo patelės sunku atskirti, ichtiologai ar šketininkai juos atskiria, bet iš principo, nežinau. Bet muitininkas neatskiria. Ne, muitininkas neatskiria, antra vertus